Labas iš manęs. Kai kurie iš jūsų mane seka jau tikrai ilgą laiką ir mato kiekvieną dieną storiuose. Kažkas, kas yra nauji čia YouTube, tai labas, malonu susipažinti ir malonu, kad užsukot. Truputį keista iš tikrųjų laikyti prieš save kamerą, nors atrodo jau daugiau gal kaip kokius 2 metus filmuojuosi Instagram'e ir storius darau, bet vis dėlto į kamerą kalbėti truputį yra keista, bet manau tik laiko klausimas, kada priprasiu ir jausiuos gerai ir čia. Tai šiandien mums yra ypatinga diena, jeigu galima taip sakyti. Pirmą kartą išsiruošėm su Jogaila keliauti kažkur per naktį ir likti. Šią savaitę jam suėjo 5 savaitės, tai jaučiamės jau pasiruošę, bet to už lango šiom dienom yra geras oras, bus maždaug +20, tai tikrai neturėtume sušalt. Keliausim pas draugus į sodybą ir planas yra keliauti 2 naktim, bet aišku žiūrėsim, kaip seksis. Galbūt jeigu sunku bus, tai grįšim ir po 1 dienos. Tai nuo ryto po truputį ruošiuosi, nes važiuosim tik vakare. Didžiausia užduotis yra turbūt sudėti Jogailai daiktus. Pati esu pripratus ir greitai susidedu, bet jam pirmą kartą išsiruošti ir pagalvoti, ko čia nepamiršti, yra reikalų. Tai pasidariau trumpą sąrašėlį savo į telefoną ir visą dieną po truputį kraunasi, dėliojasi ir žymasi čekus. Visą dieną, kai tik nutaikau progą ir Jogaila taip ramiai miega, aš išsibraukinėju savo sudarytą sąrašiuką. Šiandien ryte jį susidariau ir po truputį vis pildau, ko reikia ir deduosi. Labai juokingai parodysiu, kaip dedamės daiktus, kadangi imam ir vežimą, nes būsim lauke. O mūsų, aišku, mašina neturi daug vietos, tai didžiąją dalį daiktų, tokių, kurie daug vietos užima, susidėjom į vežimą. Tai čia ir pampersai, kaip matot, ir palutės, papiriniai rankšluosčiai, termosą pasiėmiau, kadangi maitinam iš buteliuko nutrauktų pieno ir jį reikia šildyti vakarais ar naktim, tai tiesiog prisipilam čia karšto vandens, prisipilsim ir naktį bus lengva pašildyti įdėjus į puoduką. Pasiėmiau pleduką jam miegoti, čia marliukai ir drabužėlį jo. Dėl drabužėlių tai aš turiu tokius skyrelius pasidėjus, kurie visi drabužiai yra sudėti stalčiui. Tai tiesiog išsitraukiau vieną skyrelį ir susidėjau jo visus drabužius, kad būtų patogu ir nereiktų kraustyti iš kažkokios tašės. Tai pasiruošimo dar tikrai nemažai liko. Labai įdomu, kaip atrodys visas kiekis daiktų. Tai būtinai jums parodysiu, nes man atrodo reikės tokį, švelniai tariant, tetrį dėlioti mašinai ir bandyti sutilpti visiems. Atrodo jau anksčiau, kai buvom be vaiko, sunkiai tildavom į mašiną, kai važiuodavom su tokiom palapinėm, viską ten prisikraudavom. Tai dabar ypač reikia galvoti apie vietą automobilį. Tai būtinai parodysiu, kiek daiktų sukrausim į mašiną 2 dienom, kelionė į sodybą su vaiku. Dar vienas dalykas, kurį labai mėgstu daryti prieš išvažiuojant iš namų, keliom dienom, ar į gamtą, ar į sodybą, tai išsikraustyti šaldytuvą ir pasiimti visus produktus, kurie greitai suges, arba tiesiog, kuriuos taip ar taip pirktume į kelionę. Tai pasirašiau viską jau, išsikraušiau, dažniausiai pasiimu visus vaisius, nes taip ar taip jų norisi, daržovės, kadangi greitai suvysta ir sugenda. O čia kodėl pasiėmiau miltus, kefyrą ir kiaušinius, tai su draugais pasiskirstėm, kas ką gamins. Ir aš gaminsiu pusryčiam blynus kefyro. Tai irgi pasiėmiau viską, ką reikia iš ingredientų, kad tiesiog nereiktų pirkti miltų, vežtis visą kilogramą ir vėliau vežtis jį atgal. Tai susidėsiu viską į maišą ir toliau krausimės daiktus. Jogaila. Labas, mažylė. Labas. Jau beveik pilnai susiruošėm, Jogaila pavalgė, Andrius išvažiavo į parduotuvę, kad man paskui nereiktų važiuoti, galėtume tiesiai važiuoti ir laukiam maždaug 5-6 valandos, nes vienas draugas dirba, tai negali tiesiog imti ir išvažiuoti. Šiaip labai dažnai sulaukiu tokių pastebėjimų ar klausimų, kaip man pavyksta būti tokiai atsipalaidavusiai motinystei. Tai dabar yra 5 savaitės Jogailai, bet tikrai tai buvo ne visada. Pirmas 2 savaitės buvo sunkios man, kaip ir turbūt visom moterim, nes buvo visiška hormonų sumaištis, aš jaučiausi nesava.
Dėl visko pergyvenau, viskas buvo baisu, atsimenu, pirmas išėjimas mūsų į lauką, tai vis ruošiausi eiti ir Jogaila vis verkė ir Andrius sako, tiesiog dedam į vežimą ir einam, sako, aš negaliu perlipti per save. Vis dėlto įkalbėjo jisai mane įdėti į vežimą ir eiti, pradėjom eiti, Jogaila vis zirzeno, krizeno, aš visai spyriojaus ir sakau, viskas, sukamės namo, aš noriu grįžti namo, ten, kur saugu, ten, kur gerai jaučiuosi, o Andrius mane vis stumia ir sako, einam, pamatysi, viskas bus gerai. Nu ir ką jūs galvojat, po kokių 5 minučių ėjimo Jogaila nurimo, užmigo, visiškai gerai pamiegojo, mes pabuvom gal valandą laiko lauke ir tuo momentu man pačiai pasidarė šviesiau akyse, nes aš pirmą kartą turbūt išėjau į lauką, pakvėpau grynų oro ir pamačiau, kad viskas yra gerai ir viskas mano vaikui yra gerai. Tai nuo to laiko ir pasidarė po truputį vis lengviau pereiti per save, perlipti per savo tas baimės ir tų baimių, sakyčiau, liko visiškai minimaliai. Dabar, pavyzdžiui, ruošiamės į šitą kelionę ir aš neturiu jokių baimių, kad kažkas bus negerai, nes žinau, kad aš esu šalia, ko jam reikia, valgyt bus jam, miegos šiltai, saugiai, ramiai, tyliai, tai kas gali būti blogai. O jeigu ir bus kažkas blogai, tai visada yra galimybė apsisukti ir grįžti namo, tai dėl to ir nebijau. O šiaip dar dėl tų išėjimų į lauką ir išvažiavimų, tai tikrai nebuvo taip, kad mes niekur nevažiavom ir staiga važiuojam 2 parom kažkur iš namų. Iš pradžių vaikščiodom aplink namus, kad galima būtų apsisukti ir per 10 minučių grįžti namo. Tada pirmą kartą atsimenu, suplanavom išvažiuoti į Trakus, nes Trakuose gyvena mano tėvai, tai pasivaikščiom porą valandų Trakuose ir susiplanavom užeiti pas juos ir pas juos namuose pavalgyti, sutvarkyti Jogailą, ten pakeisti pampersą ir tada grįžti namo. Nu ir taip po truputį ta kelionių trukmė mūsų vis ilgėjo. Iš pradžių buvo tiesiog išėjimai tarp pavalgymų, tada pradėjom planuoti, kad kažkur išėję jau valgysim ir keisimės pampersą, nes dabar tikrai viskas sukasi aplink maistą ir pampersų keitimą. Ir galiausiai priėjom prie šito laiko. Tai mano patarimas, nespauskit savęs ir po truputį tą darykit ir tada, man atrodo, viskas įmanoma. Kai aš svajojau apie laiką su vaiku ir kad turėsiu vaiką, tai aš visada sakiau, kad tikiuosi, kad nepasikeisim ir toliau keliausim, busim aktyvus, nebijosim ir neturėsim kažkokių baimių, tai džiaugiuosi, kad taip ir yra. Didelė dalis, manau, ir dėl to, kad Jogaila yra ramus vaikas, tai jisai leidžia mums nestresuoti ir pažinti pasaulį kartu. Tai žodžiu, laukiam, kada sugrįš tėtis, dėsimės daiktus galutinai į automobilį ir keliausim į pirmą savo kelionę per naktį, jeigu taip galima sakyti. Keliausim kartu, Jogaila? Taip, keliausim. Pirmą kartą nakvosi ne savo namučiuose, apart ligoninės. Taip. Viskas pagaliau susiruošėm. Liko Jogaila, jo vystymo stalas. Ir Pepe. Taip. Važiuosi ir tu? Važiuosi. Taip. Gal neseksiu? Ne, gal neseksiu. Taip. Viskas tuoj parodysiu, kaip susikrovėm viską į mašiną. Tilpom, žinokit, viskas normaliai. O, tilpom normaliai. Nu va, ir visai tilpom. Susidėjo čia viskas. Salonė nelabai ir kas yra. Čia yra krepšys su lopšiu, o čia sėdėsim mes su Jogaila. Tai įmanoma. Viskas. Keliaujam visi. Jau įsikūrėm savo kelių dienų namuose. Jogailai
Tai viskas tas pats, o mūsų čia lovas. Jogailai panašu, kad labai patinka Grynam ore. O patinka jam tada, kada jisai miega. Ramuotis visiškai kol kas. Žiūrėsim, kokia naktelė bus. Tai susitiksim, manau, rytoj. Papasakosiu, kokia mūsų buvo naktis. Tai labas rytas. Naktis mūsų buvo jau prasta. Kaip ir namuose, kėlėsi vieną kartą naktį Jogaila ir dabar yra 6 ryto. Tai jau jisai atsikėlė dar kartą pavalgyti, nu ir dabar klausimas. Ar būdraus, ar jau kelsis. Kadangi vakar vakare gan sėkmingai jisai miegojo lauke, tai gali būti, kad jau ir kelsis ir keliaus gyvenimą gyventi. Ne? Taip, Jogaila. Šiandien laukia graži diena, būsim lauke. Tai va, tai visai sėkmingai čia mums pavyko. Visai sėdim, linguojam, dainuojam. Teodorai, paprašom tetos Eglės, kad crowdfundingą pakurtų. Mums skėčiui nusipirkt. Čia pašiūrė susikonstravus. Tai. Žmonės sakys, grotelių, nepatepė svogūnų, kaip jūs išvis drįstat. Mėsą taip iškep, matos kaip sudžiūvus. Sudžiūvo, viskas. Kokį grill klubą, kokį nors tave pamokė. Batų aulas čia kažkoks iškeptas visiškai. 3 našarnikai palisosai. O gal koks grūdelis nukris.
labas iš sodybos. Labai daug nebendravau ir nefilmavau, tiesiog pafilmavau kelis vaizdus, kaip leidžiam laiką, nes norėjosi atsipalaiduoti, daug nešnekėti ir neimti į rankas kameros ir šiaip pasimėgauti laiku. Bendrai tariant, labai puikiai mums sekėsi. Aišku, įdomiausia jums turbūt, kaip sekėsi Jogailai, tai puikiai, jis visiškai ramus. Nepasakyčiau, kad jisai pajutė, kad labai čia kažkas pasikeitė, o man atrodo ir tokio amžiaus vaikams svarbiausia, kad būtų mama ir tėtis šalia. Tai arba jisai gulėdavo, ramiai grinam ore, miegodavo vežime ar namuose, arba būdravo. Tai tikrai pasirodo įmanoma ir su tokio amžiaus vaiku keliauti. Tai dabar yra vakaras, vakar praleidom naktį ir šiandien dar nakvosim. Ir rytoj gan anksti planuojam jau važiuoti namo, nes ženkliai atšalo orai. Tai tikrai jau negalėsim pabūti lauke. Dažniausiai Jogaila labai anksti keliasi, draugų vaikas irgi, tai tikėtina, kad kokią 7 atsikelsim ir po truputį ruošimės ir keliausim namo. Aš visiškai mėgau jos vakaro ramybę, visi draugai nuėjo į pirtį, aš labai gaila dar negaliu, nes praėjo labai mažai laiko po gimdymo, dar tik 5 savaitės, nebuvau tam vizitui privalomų pas daktarą, kada patvirtins, kad jau viskas yra gerai, tai kol kas turiu susilaikyti ir nuo maudynių, ir nuo pirties, bet nesiskundžiu, ramiai savo su Jogaila sėdim ir mėgaujamės grynu oru. Labas rytas, Jogaila. Labas. Šiandien važiuosim namučio, nes jau už lango labai ne kažką oras. Tai kelsimės, pakuosimės ir keliausim namučio. Viską pasikrovę, jau keliaujam namo, ilsėtis, iš veido galima suprasti, kad jaučiuosi šiek tiek pavargus, kadangi truputį trūksta miego, bet svarbiausia, pailsėjo galva, buvo labai smagu pakeisti aplinką ir tiesiog pabūti gamtoje. Labai ačiū, kad žiūrėjot iki šios akimirkos. Būtinai pakomentuokit komentaruose, jeigu jums patiko ir norit daugiau tokio tipo vaizdo įrašų. Ir žinoma, prenumeruokit kanalą, jeigu norit matyti daugiau mūsų šeimos nuotykių ir išvykų. O dabar atsisveikinu ir iki kitų kartų.